10 000 laikų ir sudeginamės jį, nes čia matau, kad apie nieką. Štai ir sekanti serija su Zapu, kaip ir prašėt, po kiekvieno video rašot, kada tas Zapas, kada projektas Zapo. Štai jis jau išvažiavo, juda. O šiandien koks planas, nežinau, tiesiog netyčia užvedėm. Kas ten klausia kaip Zapukas? Užvestas, paruoštas į trasą. Po pertraukėlės žiemą pastovėjo, problema buvo, kad kuro siurbliukas leist pradėjo, nevažiavo, neužsikūrė, negalėjom į garažą įvaryti, kad tęsti darbus. Taip jų dar niekur netęsėm. Bet kadangi šiandien gražus oras pliusas, tai turbūt reiktų truputį pabandyti, pavažiuoti, patestuoti tą Zapuką. Tai vat ir išlėkiam. Saulytė šviečia, gražus oras. Ir nežinau, ką parodyti. Tai kol kas nesugalvojau tikslaus plano, bet kažkur važiuosim, vat viską. Pasiruošėm daugmaž. Patogios vietos sėdėjimo. Tiesiog išvažiuoti, pabandyti, pažiūrėti, kiek jisai gali pravažiuoti. Nežinau, kokių 10 kg įveikti, kokių 20 gal net. Ir pažiūrėti, ar išlis kažkokių nesklandumų, kaista stabdžiai. Ar galbūt net nežinau, ar kaista variklis, nors prie dabar tokio vis tiek nėra labai šilta, tai manau, kad nekais. Nu tiesiog trumpas patestavimas, galbūt į sąrašą įrašysim dar kažką, ką reikia suremontuoti. Tai va, dabar ir patestuosim. Ateik, važiuojam į trasą. Važiuojam, viskas kaip ir kol kas normaliai, va, važiuojam, ketvirtas bėgis, 70 gali parodyti kilometrų, jeigu netikit. Ketvirtas bėgis, bet nežinau, ar ten stipriai daugiau norisi važiuoti. Kokie pastebėjimai? Gan kietoka, gan triukšminga, bet kaip ir sakėm, duslintuvas dar vis nesutvarkytas, tai normalu gal, kad triukšmingai, jeigu duslintuvas nesutvarkytas. O šiaip ant kelio stovi, kaip įkalta ant 70. Tai nežinau, važiuojam į trasą pažiūrėti šalia savo namų, čia turim tokią trasytę laukuose, kaip ir dabar populiarų ūkininkas padaręs yra. Tai važiuojam pažiūrėti, kaip hebridai sekasi važinėti, kartais ir pats ten nulėki pasilinksmint. Ignalina Winter Track kažkaip taip vadinasi, man atrodo. Tai lėkiam ten pažiūrėti, ar yra kebros, nes paskutinė diena šią žiemą, kai trasa veikia. Temperatūrą dar stebėm, turim dabar 50 laipsnių pakylę. Antifrizų jinai, kaip žinom, šios variklis nesijaušina, tai viskas priklauso nuo oro sąlygų, užkaisim ar ne. Dėl stabdžių irgi kažko tokio nesijaučia, kad muštų kažkas, tai ar stabdytų į vieną pusę trauktų, bet stabdžius turim, tai labai smagu. Gal turiu idėją pabandyti, kiek laiko užtrunka pasiekti 100 km/h, jeigu tai įmanoma. Nes dabar yra nepakeistos žvakės, papinos, ten piplaidžiai visi ištie, žodžiu, daug kas nepakeista, karbiuratorius nesureguliuotas. Būtų įdomu pabandyti, gal kaip dabar važiuoja ir kaip važiuos po to, kai jau pritininguosim. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Važiuojam į vietą, pažiūrėti, kaip ten linksminasi hibridė. Įveikiam 4 kilo, gal kažkur 4 ir įveikiam. Ir stovim. Trauka dingo, kažkaip silpnokai važiuoja, reikia karbiuratorių pareguliuoti. Visada reikia atsuktuvą su savim vežti, žodžiu, kad pareguliuoti karbiuratorių. Pagazuosim, pažiūrėsim, ar atsigavo. Štai ir atvykom į trasą. Trasui nieko nėra, ne vieno žmogaus praktiškai. Tai reiškia, trasa mūsų, tuoj darysim kontentą. Vis dėlto suklydau, vieną mašiną važinėja trasai. Čia mūsų mažylis. Ir man Subaru matau važinėja. Ir aišku, pirmas dalykas išvažiavęs, ką reikia būtinai pabandyti padaryti, tai burnautas. Šiek tiek pasilinksminam, šiek tiek pabandėm. Zapukų patenkintas, apart tik tai, kad su karbu ir su trauka išsiaiškint, kad jis važiuotų normaliai. Bet čia normalu buvo, nieko nekeitėm, kad viskas superkta nauja, bet dar nieks nepakeista.
Kai pakeisim, tada jau galbūt bus liūdna, jeigu neveiks, bet manau, kad jau kai bus pakeista, viskas veiks. Šiandienos bandomas įveikti atstumas kažkur tai 10 km. Stojam jau 4 kartą su atsuktuvėliu pareguliuoti karburatoriaus. Nu, bet čia tik pradžia, vėliau bus tik geriau ir geriau. Tai va, vėl pasireguliuojam ir judam toliau link namų. Šitas vaizdas primena kažkokią 80 arba 70 metų filmą. Šone kelias stovi. Gal padės dar kažkas į Vatuzapų važiuoti. Lyg ne visi cilindrai dirbtų. Tai važiuojam, trauka dinginėja, sustojam, vėl pasireguliuojam ir lekiam toliau. Bandysim davažiuoti kažkaip. Dar antrų bėgių važiavo, 4 jau seniai nustoja, 3 dar važiavo, dabar 3 nustoja, tai jau antrų kažkaip nesinori likusių kilometrų užbaigti, tai reikia, kad 4, 3 bent jau važiuoti. Grįžtam prie Zapuko projektą po truputį, tai kaip ir minėjau, keičiam žvakės, laidus, pypkės ir kažką dar. Žodžiu, tai senas SSSR kažkokios žvakės atrodo štai taip, o naujas bus NGK. Pažiūrėsim, ar dirbs geriau mašiniukas ir visi cilindrai dirbs, bet kaip pavyzdys, tai parodysiu. Senas pypkės buvo kažkokios va tokios va, atrodo jas visos savadarbės, man taip atrodytų, o naujas bus va tokios va normalios. Dėl laidų yra niuansų, ne viskas taip paprastai darosi, todėl laidus kol kas paliksiu senus ir pažiūrėsiu, gal išjungia šviesą kažkaip, ar kažkaip pažiūrėsiu, ar kibirkščiuoja, ar ne, ar muša tą kibirkštį į šalį. Jeigu viskas dirbs gerai, kibirkšties nėra, kam keist laidus, tai guli kol kas nauji ir tiek. Dar aišku yra darbas, kad reikia pakeisti duslintuvą ir važiuoklės visokius šitos guminės apsaugos, bet čia jau ne visai mano sritis, ne visai mano darbas, todėl reikės kažkam duoti šitą darbelį, kad padarytų vietoj mane. Viskas surinkta pagal idėją, jeigu viską teisingai surinkau ir jeigu čia buvo problema pypkėse, žvakėse arba kažkur, tai turi dirbti kaip laikrodukas. Nu, apart to, kad paskutinį kartą, kai važiavom, varžtelius tą orą ir kūrą pareguliavom bet kaip. Tai dėl to jis jau nedirbs turbūt idealiai, bet pabandom, pažiūrėsim. Diegimas, 5 gazo paspaudimai ir kūrėm. Saugikliai kokie sudėti. Lietuviški centai. 105-115, tai čia naujas įsivažiavo. Gerai. Planas keičiasi. Iki 100 nežiūrėsim, kiek važiuoja. Gal užsidedam iki 8, pavyzdžiui, važiuos. Ar 8 važiuos, nes prieš tai važiavo 7. Dabar tikslas pakeitų žvakės, pyplaidžių šitos. Komentatoriai, padėkite, prašau, rašykit, ką čia ne taip darom, kas ne taip, kodėl nedirba, kaip patikrint, kuris cilindras nedirba. Ar turi kiekvieną pypkę nuiminėjant, kalt per rankas kibirkštis. Nelabai malonu taip tikrinti. Su BMW tas nebūdavo, tai būdavo lengva patikrinti, atjungi fiškę viskas, čia kiekvieną atjungi tau kalą į rankas, tai čia taip reikėdavo tikrinti, nes taip nenoriu tikrinti. 5 minutes later. Nereikia šitas ruskas šūdašti. Tiesiog nėra informacijos anglų kalba. Pažiūrėjom informaciją, kad reikia kūro padavimą atsukti 1,3 apsukimo, žodžiu, atsuktuvų. Tai taip ir pabandom padaryti. O kitas varžtelis laisvos jėgos reguliavimas. Tai turbūt ten orą paduoda, aš taip suprantu. Nesu tikras, viskas susimaišiau dabar visiškai. Bet tą laisvos jėgos mes reguliuosim tiesiog su atsuktuvu ir žiūrėsim, kiek apsukų mums reikia laikyti ant laisvų. Bet čia reikia tą iššildžiusio variklį daryti. Tai kol kas tiesiog atsuku tiek, kiek reikia kūro ir žiūriu. Šūdo krūva, bliam. Nedarykit tokių projektų. Man pasiūlė variklį vienas žmogus. S63. Čia, bliam, gal 4 litrų su 2 turbinom. Žodžiu, iš X5 ten, žodžiu, M variklis, jis dar X5M. Už 2000 eurų. Gal reikia pasiūlyti šiek tiek mažiau. Ir čia, nu kažką reikia čia keisti tą variklį, nu realiai jau visi daug gavau šitų pasiūlymų, kad dėt čia kažką galingesnio, nu tą, kad ir litrinį Britvos variklį, nu bet aš labiau norėjau į Smartą, nes šitas sunkesnis, kėbulas nei Smartas. Sunkesnis? Nu gerai, davai, čia GPT. Smartas sakė 700, čia kiek bus?
kažkas, ne visi cilindrai turbūt dirba. Važiuojam paieškot, nežinau kaip lietuviškai vadinasi, paskirstimo kažkas trampliorius. Važiuojam trampliorius. Skiriasi, netoksai. Vienas dalykas, kad išpjova turi, kitas dalykas per aukštį šiek tiek skiriasi, netoks. Jeigu turit, duosiu adresą, atsiųskit. Galim nueit parodyti, ką aš dar nupirkęs, eina parodyti. Nesupratau, kas čia įvyko iš tiesų, blemba. Lyg nedirba, lyg banda dirba, bet kairė pusė gerai dirba, dešinė šudinai. Rodė nedirba, bet kai abu atjungia ir prie jo prijunginėja, jau lyg ir kažką jisai keičia. Tai žodžiu, va. Nauja spinelė, naujas raktelis bus Lada. Va tokią va spinelę turėsim, nes tieko nepraeisim be spinelės, manau. Dabar atkreipiu dėmesį, va, dar nauji apšvietimai, numerio. Visos naujos gumytės, važiuoklės. Tieko viską pasiruošim idealiai. Beveik. Ai, valytuvai, dabar atkreipiu dėmesio, kad jungiu valytuvus. Dar jų nepajungia, nepadarė. Varikliukas veikia, jeigu tiesiai užtrumpinam. Bet reikia kažkokią ten pajungti seką. Labai sudėtinga, čia žinai, daug elektronikos blokeliai ten. Juokauju, kad čia šiaip labai primityvų viskas. Ir lengvai pajungsim, bet turbūt reikės pagalbos. Aš visiškai ne elektrikas, aš moku pliusą minusą uždėti ir viskas. Labai vieną įdomų dalyką radau. Netyčia paspaudžiau šitą, žiūrėk, kas darosi. Aptaškė. Blemba įdomių dalykų padaryti. Nepurkščiau, užtaškysiu kamerą, jeigu tai. Bet šitas va neveikia, gaila. Kitėko trūksta spinelę padaryti. Man atrodo, jinai kairiai pusė originaliai jo. Spinelę padaryti ir kad valytuvai veiktų. Tai iš tokių elektros darbų va tiek lygia. O iš techninių, kaip matėt, du silintuvas reikia, ir cilindrų porą nenori dirbti. Ir jau artėjom prie teko. O po to prasidės visoks detailingas, nes va, tipo. Gerai, ant laisvų jau dirba. Tai važiuojam, prasivažiuoja dar šiek tiek. O gal važiuos normaliai. Šauda. Popkornai sudėti. Praeitą kartą šiaip geriau važiavo. Šiaip dar palyginus, nu, gerai. Pats komfortas, minkštumas, tai gerai. Laukiu, kada du silintuvas suvirins ir bus gerai. Trečias bėgi 60. Bet šiaip atrodo, kad kokių 90 važiuojam. Ai tiesa, paskutinį kartą kažkoks garsas atsirado. Ir dabar jisai girdisi. Gal ratą nepamest? Tai čia klausimas labai. Pastiprėja. Jo, ir praeitą kartą jisai stiprėja. Gal ne veltui stabdo. Gal reikia sustoti? Gal jisai pasakys, kas ten matėsi su ratu darosi? Jezu. Toks vaizdas, kad kažkas atkristų. Okay. Gal ir dėl to garsas gali būti. Bet labai gerai, aš jau galvau, kad reikės pusašio, o dabar reikia tik dasiveržti. Ir viskas, patiko video, laikinam, subscribinam, pasidalinam su draugais. Ir į Contribui greitai mesim naują seriją. Kiek ten laikų reikia, kad pasideginti? Sudegint. Nu yra sąlygai gerai. 10 000 laikų ir sudeginamės jį, nes čia matau, kad apie nieką.